Sveiki, čia Agnės Skamarakaitė. Dabar knygos. Lija Joka ir Katerina Vitni klausia, kur dingo visi lyderiai. Tokiu pavadinimu knygą išleido leidykla Vaga. Katerina Vitni yra Niujorke gyvenanti rašytoja, o Lija Joka legendinis automobilių pramonės vadovas. Vedęs į priekį kompanijas Ford ir Chrysler, pastarą ištraukęs iš bankroto ir pastatęs ant kojų. Beje, 90-ame dešimtmetyje buvo siūlančių jį prezidentus. Jis pagalvojo, gavo patarimą iš draugo, kad valstybė tai ne verslo kompaniją valdyti ir pasakė ne. Apie kandidatus į prezidentus ir ši knyga. Tiksliau apie kandidatus į lyderius. Jei dar tiksliau ne tik apie tai, bet kur dingo ir kaip ieškoti, ugdyti lyderius pagrindinė šios knygos tema. Na, o karkasas aplipdytas ir istorijomis iš asmeninio gyvenimo, darbinių akimirkų, patarimais, ką veikti išėjus į pensiją ir taip toliau. Lija Joka nevengia aštraus žodžio, jo kritikos nusipelno per daug valgantys, tablete saujomis ryjantys, savo šalies ateičiai abejingi amerikiečiai. 7 mirtinoms nuodėmėms pasidavę korporacijų vadovai, besirūpinantis tik savo milžiniškomis algomis, o labiausiai nevykę lyderiai, iš kurių labiausiai nevykęs matyt. Netaip seniai kadenciją baigęs Džordžas Bušas. Jam, jo komandai, kongreso nariams kliuvo už tai, kad nesprendžia amerikiečiams aktualiausių problemų, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos finansavimo, kad palaiko naftos kartelį, beproto skolinasi iš užsienio valstybių, nemastydami, kaip pinigus atiduoti, už tai, kad Amerika turi daugiau priešų nei draugų ir labiausiai už beprasmį karą Irake. Aptariama daug Jungtinių valstijų vidaus politikos aktualijų, tačiau Lija Jokos pamąstymai, įžvalgumas ir aštrumas gali ir mums padėti iškelti daug klausimų tiems, kurie valdo čia, Lietuvoje, kad ir apie prioritetus ir šalies vizijas. Knyga rašyta dar prieš prezidento rinkimų kampaniją Jungtinėse Amerikos valstijose. Lija Joka siūlo rimtai rinkti prezidentą. Amerika tą jau padarė, bet netrukus mes rinksimės prie balsadėžių. Manau, autoriaus įžvalgos mums gali praversti. Taigi jis siūlo renkantis lyderius atsižvelgti į 9 principus. 1. Lyderis turi būti smalsus. Jis turi klausytis, ką kalba žmonės, esantis už jį supančių ir pataikaujančių artimųjų rato. Nesugebėjimas klausytis yra arogancijos atmaina. Jis turi daug ir godžiai skaityti. 2. Lyderis turi būti kūrybingas, išsiskiriantis iš kitų, besistengiantis kažką padaryti kitaip. Kalbu apie nestandartinį mąstymą. 3. Lyderis privalo komunikuoti. Kalbu ne apie gražbyliavimą ar postringavimą, o sugebėjimą žiūrėti tikrovį į akis ir sakyti tiesą. Komunikavimas turi prasidėti nuo tiesos sakymo, net jei tai būtų skausminga. 4. Lyderis turi būti su charakteriu. Tai reiškia žinoti skirtumą tarp to, kas gerai ir kas blogai, ir turėti tvirtybės daryti tai, kas gerai. 5. Lyderiui reikia drąsos. Drąsa 21 amžiuje tai ne pozavimas ar bravūra. Tai įsipareigojimas sėsti prie derybų stalo ir kalbėtis. Jei esate politikas, tai drąsa reiškia laikymasi savo pozicijos, net žinant, kad dėl to prarasite rinkėjų balsų. 6. Norint būti lyderiu, reikia turėti įsitikinimus, reikia ugnelės, reikia aistros. 7. Lyderiui reikia turėti charizmos, žavesio. Charizma yra savybė sukelianti kitiems norą sekti paskui jūs. Tai sugebėjimas įkvėpti. 8. Lyderis turi būti kompetentingas. Reikia išmanyti savo darbą. O dar svarbiau, suburti aplink save žmonės, išmanančių savo darbą. Ir 9. Negalima būti lyderiu neturint sveiko proto. Taigi gal šitie principai ir Lija Jokos bei Katerinos Vitni knyga, kur dingo visi lyderiai, padės ir mums atsirinkti ir išsirinkti tinkamą prezidentą.